Vaikučiai eina į jiems paskirtas patalpas. Gal truputį leisim savo po tokios rimtos Evangelijos ir pajuokauti. Iš tiesų, medituodamas šio žodžius, tos dienos ar tos valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, nei sūnus, tik tėvas. Pagalvojau, kad pasaulis iš tikrųjų panašus į mūsų laiptų remontą. Žinom, kad vieną dieną baigsis, bet nežinom kada. Kaip bebūtų, laiptai, jie turi tam tikrą simboliką, ar ne? Kas yra laiptai? Tai yra tai, ką mes praeiname. Ir jie simbolizuoja už tai visą tai, kas mūsų gyvenime praeina. Ir šie laiptai, jie veda prie slenksčio. Netgi jeigu dabar negalime įeiti į bažnyčią pro pagrindinius bažnyčios laiptus, jeigu einame per šoninius laiptus, vis tiek lipame laiptus ir einame per slenkstį. Slengstis, jis gali turėti vėlgi daugybę reikšmių, tačiau viena iš jų yra pasirinkimai mūsų gyvenime. Ar ne, šie pasirinkimai, jie gali būti dvipusiai. Panašiai kaip ties slenkščiu, tiek aš renkuosi žengti į vidų ar ne, tiek ir tas, kuris yra viduje, renkasi ar mane įleisti ar ne. Ir aš tai kalbu galvodamas apie pagrindinį pasirinkimą mūsų gyvenime. Tai yra tikėjimo pasirinkimą. Pirmiausia, tai yra pasirinkimas iš Dievo. Dievas pasirinko man duoti tikėjimo dovaną. Ir po to, žinoma, tai yra mano pasirinkimas. Ar aš išpakuosiu šią dovaną? Tai reiškia, ar aš naudosiuos tikėjimo, ar aš tikėsiu. Ir po slenksčio įžengėme į bažnyčią. Bažnyčia, kuri simbolizuoja dangų. Ir šioje bažnyčioje vyksta mišios. Mišios ne tik simbolizuoja dangų, mišios yra dangus. Nežinau, ar jau turite mano šventimų kortelę. Jeigu neturite, tai galite labai lengvai ją pasiimti. Šalia nuolatinės adoracijos koplyčios ant stalelio yra labai dar daug jų likę, tai prašau, nedvėjokit, pasimkit. Vienoj pusėje matysite, yra labai gražus paveikslėlis su Šventuoju Steponu, o kitoje pusėje yra Šventojo Stepono žodžiai, kuriuos jis ištarė prieš savo mirtį, kai yra prie mirties slenksčio. Jis tarė: štai regiu atsivėrusi dangų ir žmogaus sūnų stovinti Dievo dešinėje. Iš tiesų, tai ir yra mišios, tai yra atsivėręs dangus. Mano praeinančiame gyvenime atsivėręs dangus, atsivėrusi amžinybė, kur jei žengiu per slengsnį, tai yra jeigu tikiu, galiu kontempliuoti Jėzų, Jėzaus meilę. Ir šiandienos Evangelijoje, nors Jėzus tiesiogiai nekalba apie laiptus, tačiau kalba apie tai, kas praeina. Dangus ir žemė praeis, sako Jėzus, vadinasi, pasaulis praeis, o mano žodžiai nepraeis. Taip, Jėzaus žodis nepraeis, jis nepraeina, jis yra amžinas, jis pats yra Dievo žodis, įsikūnijęs Dievo žodis, ir prieš šį Dievo žodį nublanksta viso pasaulio šviesa. Šitaip galime suprasti, kodėl Evangelijoje rašoma: saulė užtemsta, mėnulis nebeduoda šviesos, žvaigždės krenta. Taip,
prieš Dievo žodį, prieš Jėzų, prieš Jėzaus žodžius, viskas nublanksta. Ir nors Jėzus nekalba apie laiptus, tačiau jis kalba apie slenkstį. Nežinau, ar pastebėjot, buvo tokie Jėzaus žodžiai. Jis sako, supraskite, jog jis taip kalba apie save, sakydamas jis, jog Jėzus jau arti prie slenkščių. Jėzaus artuma. Ir šventos mišios iš tiesų tai ir yra šie du dalykai. Tai yra Dievo žodis, kuris niekados nepraeina. Ir taip pat yra Jėzaus artuma. Ir mišiuose esame kviečiami prisipildyti šių Dievo žodžių, šios Jėzaus artumos, kad po to nusileistume laiptai žemyn, neždami šios Dievo žodžius, šią Dievo artumą į kasdienybę. Ir ta meilė, tie žodžiai, ta Jėzaus artuma, kurią galime patirti per mišias, yra labai konkreti, jinai yra labai įkūnyta, jinai yra asmeniška. Iš tiesų, per mišias Dievas kalba labai įvairiai, nes mes esame labai įvairūs, labai skirtingi. Kiekvienas iš mūsų yra daugiau ar mažiau jautrus skirtingiems dalykams. Žinote, yra toksai amerikiečių psichologas, kuris tarp kitko yra taip pat ir krikščionis, Gary Chapman, kuris parašė knygą apie 5 meilės kalbas. Nežinau, ar girdėjote, kalbant apie 5 meilės kalbas, linksit galvom, matau, kad girdėjot, bent kai kurie. Šios 5 meilės kalbos tai pirmiausia žodžiai, tuomet dovanos, fizinis prisilietimas, patarnavimas ir 5 dalykas, galbūt sunkiausia išversti lietuvių kalbą, quality time, aš verščiau ypatingas laikas drauge. Ir iš tiesų per šventas mišias Dievas kalba visomis šiomis 5 kalbomis. Žodžiais, be jokios abejonės, visa pirmoji mišių dalis ir gama kurso dalyviai jau puikiai tai žino, tai yra Dievo žodis, kurį skaitome, kurį medituojame, kur Dievas kalba iš meilės savo tautai, kiekvienam iš mūsų. Dovanos. Mišiuose yra gausu dovanų. Nebūtinai jas pastebime, tačiau visada jas Dievas duoda. Tai yra malonės, tai yra visos išklausytos mūsų maldos. Ir be jokios abejonės didžiausia dovana tai Jėzus, kuris sako, tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Jėzaus kūno ir kraujo dovana, kuri yra labai susijusi su 3 meilės kalba, fiziniu prisilietimu, komunija, be jokios abejonės, kur galime čia žemėje jau prisiliesti prie Dievo, patirti Dievo prisilietimą. Taip pat patarnavimai, ar ne, nebūtų kunigų, nebūtų Dievo tarnų, nebūtų mišių, bet taip pat ir jos nebūtų tokios gražios, jeigu nebūtų ir gausybės kitų žmonių, jeigu nebūtų choristų, jeigu nebūtų patarnautojų ir nebūtų visų tų žmonių, kurie puošia, tvarko bažnyčią. Taip, mišiuose aš taip pat galiu patirti, kaip Dievas myli per patarnaujančius žmonės. Ir be abejonės mišios tai yra tas kairos, tas ypatingas laikas drauge, kur amžinybė aplanko mano kasdienybę. Tai tas pats ir neišsemiamas Jėzaus mirties ir prisikėlimo slėpinys, kurį kas kart aš per mišias išgyvenu. Taigi, Dievas mums per visą tai kalba, nori
kiekvienam iš mūsų asmeniškai pasakyti, kaip Jis mane myli. Ar priimu šią Dievo reiškiamą meilę? Prisiminkime slenkstį. Ar žengiu per slenkstį? Tai reiškia, ar tikiu, kad per visą tai man Dievas sako, aš tave myliu. Dievas sako ne tik tais, aš tave myliu, bet žinot, Kristus sako, kaip aš jūs mylėjau, taip ir jūs mylėkite vienas kitą. Užtat šiandien Jėzus man kalba ir tuoj per komuniją priartės taip, kaip niekas kitas negali priartėti. Ir kaip po mišių, dėka tikėjimo pripildyti Dievo meilės, laiptais leisimės žemyn į savo kasdienybę. Prisiminkime, kad esame pašaukti nešti jo žodžius ir jo artumą kitiems prieinamą kalbą.